ypatingai sunkios rungtynės. Varžovai buvo pasiruošę labai gerai. Kaip treneris pasakė, jiems tai buvo paskutinis šansas. Kaip ir analizavom ir kaip pradėjom, kažkoks buvo siurpriziukas, lyg tai nieko, bet net kovoti kamuoliai gynyboje darė savo. Labai žaidė mūsų komandą ir tada toks vėl atsiradęs nervingumas padarė tai, kad net nesugebėjom atkovoti 7 kamuolių iš eilės paskutinėse minutėse, nesugebėjom subauduoti, kada buvo 3 taškų skirtumas, praleidom 3 taškį ir labai sunkioje kovoje laimėjome pratęsime. Aišku, gerai, kad laimėjome, bet kaip matot, tokių teisingų sprendimų ir kovoti vyrai kovoja, bet kažko nežinau, kažką reikia pakeisti turbūt. Mes irgi analizuojam varžovus ir varžovų visas žaidimas susiveda arba pick and rollą su Raisu, arba centravimas nuo žemo ūso. Jie turi galingus vyrus, kurie tą labai gerai daro. Automatiškai mums prieš juos nebuvo paranku žaisti su Linu Kleiza. Aišku, jeigu ten būtų laisvi metimai, geras mūsų judėjimas, daug taškų galbūt taip. Bet šiuo atveju jie turėtų persvarą ūgio, jėgos. Todėl mes pradėjom su broliais, kas principė pasiteisino. Nu, matot, mes norim laimėti ir labai sunku, pavyzdžiui, žaisti visas rungtynės, visas su 12 žaidėjų yra labai sunku. Aš galvoju, kad, pavyzdžiui, aš irgi neteisiu šiandien dėl Roberto Jastovos. Bet buvo tokios rungtynės, tokia situacija, nu, kažkaip turbūt mes abudu vyriškai spręsim tą klausimą. Bet ar 3 gynėjai? Pirmiausia, reikia patekti į tolimesnį etapą, o tada galvoti, ar gynėjai ištemps. Nes jeigu mes žaisim su visais, tai tada galim dar ir nepatekti tą etapą. Treneri, galite prisiminti paskutinį ataką prieš pratęsimą. 2-2 turėjo Kalnietis su Valančiūnu sužaisti ar kažkokį kitą variantą? Nu, buvo daug truputį chaoso tose paskutinėse atakose. Principe, jeigu jūs matėt, mes pradėjom gražiai pradžią, mes žinom, kad jie atakuos pick and rollą. Ir mes turėjom 2 perdavimų pagalbą atiduoti kamuolį po krepšį. Bet galbūt tas nuovargis, galbūt kažkas ir gavosi taip, kad jie užspausdavo žaidėją su kamuolio, bet mūsų šoniniai kraštai neatsidengdavo, kad galėtume trikampiu perduoti kamuolį. Ir kiek apie tai bekalbėjom, tai buvo labai didelė problema. Ir kada jie atkirsdavo tą pirmą pick and rollą, pas mus sustojo judesys. Šiandien laimėjome dėl Kšištofo Lavrinovičiaus gerą žaidimą. Nu, mes žinojom, kad jie yra geri žaidėjai. Tik tai mums reikia dabar susimastyti, jūs kaip mus visą laiką pristatydavot geriausią priekinę liniją, stipriausią. Tai kaip čia su tais atkovotais kamuoliais dabar? Jau nebepristatinys. Prašau? Nebepristatinys. Ačiū. Treneri Jonas Mačiulis sakė, kad pirmą kartą buvo komandinis žaidimas. Ar pritarėt jam? Nu, visą laiką, aš negaliu sakyti, žinokit, vyrai labai stengiasi, viską daro. Čia galima būtų daug kalbėti, bet galbūt ne šiandien. Ir tas judesiukas pradžioje buvo tikrai gražus atsiradęs. Bet aš dar kartą kartoju, kad kartais tas pats centravimas buvo vienu momentu per didelis, mes užsileidom iš 3 sekundžių. Ir paskui, kad kartais mes nepersiorientavom pagal tai, kaip jie gynasi. Jie keitė gynybą kelis kartus. Pradžioje jie atakavo, paskui jie kūnų stengiasi laikyti didelį ir eit per apačią, po to vėl atakavo, po to silpną. Ir mes ne visada adekvačiai reaguodavom. Tai mus truputį kažkiek žaidė. Kaip vertinate dabar savo šansus patekti į Rytoj dar vienos sunkios labai rungtynės. Tai ar galima sakyti, kad šios rungtynės buvo ir sunkiausios, ir kol kas geriausios? Visos sunkios. Kartais tai pagalvoju, kam treneri tu tokių nervų. Ačiū. Ačiū, treneri.